paskaitysiu laišką, bet laiškas yra atspindis žmogaus mentaliteto ir mūsų tautos tam tikros formacijos, kaimynų įtakos ir ta mūsų nelemtinga praeitis labai smarkiai veikia per šitą būtent asmenybę Juozapo Albino Herbačiausko, kuris taip iki galo ir nesupratęs, ar jis yra lietuvis ar lenkas. Dažniausiai save vadindavo lietuviu, bet matėsi, kad yra jame labai daug lenkiškos įtakos. Jis Krokuvoje, Lenkijoje gyvendamas, buvo smarkiai veikiamas vadinamo slavų klubo. Žmogus, literatas, poetas, mistikas pasiduodavo tai vienai, tai kitai pusiai. Tai kadangi mes esam panašoje padėtyje, mes ir esam veikiami, vieni pasirenkam lietuvišką kelią, kiti jau einame dviem takeliais, bandome prisitaikyti. O va Herbačiauskas yra tas pavyzdys, kas su žmogum atsitinka, jeigu jis savyje nesuformuoja iki galo savo asmenybės. Mes turime didingą istoriją ir mes elgiamės, lyg dar būtum ta didžioji imperija, ir tas matosi mūsų politikų laikysenoj, kad mes turėdami tokį, o ne kitokį potencialą, elgiamės, lyg nebūtų pavojų, lyg mes turėtum didelę teritoriją. Ir tai aš čia neatsitiktinai paduodu šito žmogaus samprotavimus ir tą mūsų pasimetimą. Norim kažko siekti, norim gero, o ne visuomet tas išeina į gerą ir baigiame tragiškai, kaip ir šitas čia minimas autorius. Tai tiek įvado. Lietuvos mokslų akademijos rankraščių skyriuje Liudviko Abramovičiaus kolekcijoje saugomas įdomus Juozo Albino Herbačiausko atviras laiškas Lenkijos kultūros atstovam reiškiantis nusivylimą dėl nepavykusios zondažinės politinių kultūrinių santykių atgaivinimo misijos Lenkija, kurią jis vykdė 27-28 metais. Laiškas parašytas lenkų kalba. J. Herbačiausko laišką iš Kauno į Lenkiją pervežė toks politikas Tadeusz Šumer, perdavė žinomam lenkų poetui Vilniuje, publicistui, literatui, kritikui Lechoniui. Tolesnis laiško likimas gavus į Lechoniui, tuo tarpu nėra išaiškintas. Matyt, nesulaukus laiško paskelbimo Lenkijoje, Herbačiauskas jo dubletą perdavė Mykolui Reomeriui, o Mykolas Romeris buvo jo bendražygis, buvo kaip ir Herbačiauskas išvarytas iš Lietuvos ir prisiglaudė Krokuvui. Herbačiauskas laiško dubletą perdavė Mykolui Romeriui, kad šis vykdymas į Vilnių 28 metais gruodžio pabaigoje perduotų Liudvikui Abramovičiui tikslu publikuoti Przegląd Wileński, Vilniaus apžvalga, publikavimui. Atviro laiško vertimą pateikiu kaip niūros epochos lietuvių-lenkų santykius atspindinti temperamentingą emocinį Herbačiausko veiksmą. Tačiau prieš tai keletą sakinių apie šio laiško genezę. Juozapui Pilsudskiui susitikus su Augustinu Voldemaru tarptautinėme forume Genevoje 27 metais buvo konstatuota, kad karo tarp Lenkijos ir Lietuvos vis dėlto nėra. Taigi didžiosios vakarų valstybės abi šalis paspaudė ieškoti tarpusavio modus vivendi arba sugyvenimų.
Tuomet suintensyvėjo politizuota vadinama santykių gerinimo turistika. Kadangi diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos neegzistavo, įvairiausius zondažinės misijas atlikdavo pusiau ar visiškai slaptai žinomi politiniams sluoksniams asmenys ir išėjo iš Kauno per Rygą bei per Vilnių į Varšuvą ir atvirkščiai. Tačiau netrūko ir slaptosios kultūrinės susitaikymo misijos entuziastų ar mokslo ryšiais pridengtų zondažinių vizitų, kaip antai profesoriaus Mykolo Biržiskos arba poeto Juozo Tysliavos. Tokioms kelionėms reikdavo nemenko finansavimo, o jį galėjo parūpinti tik vyriausybės. Taigi visos tos ekskursijos turėjo politinį motyvą ir vyriausybinius finansus. Grįžkime tad prie Juozapo Albino Herbačiausko. Jis gyveno 1876–44, čia netoli mūsų gimęs. Tai yra toks ekstravagantiškas literatas, politikuojantis kultūrininkas, lietuviškojo ekspresionizmo kūrėjas, dramaturgas, literatūros kritikas, filosofas, publicistas, vertėjas ir spiritistas. Kuo jis nebuvo? Gimęs Lankeliškių kaime netoli Vilkaviškio. Jo brolis Boleslovas laikė save pilnu Lenku ir prieš savo kolegas Lenkus aiškinosi, kad ta jo lietuvybė, tai ten namuose buvo tik lietuvių kalba, tik Jelzik domovai. Tas buvo labai populiaru. Čia jau eini į bažnyčią ar į viešumą, tai jau reikia lenkų kalbą. Tai tas Boleslovas už tokį savo malonų laikyseną broliams lenkams buvo apdovanotas komisaro pareigomis užgrobus Seinus. Ir jis čia 3 metus buvo ir valdė. Taipogi literatas, bet jau aiškiai save įvardijęs kaip Lenkas ir stojantis jų pusė. Herbačiauskas atsidūrė Krokuvui dėl to, kad buvo Marijampolė 4 klasės gimnazistas, išmestas, aišku, caro valdžios, už draudžiamų lietuviškų leidimų turėjimą ir platinimą. Jį formavo aušrinė literatūra, todėl jame tokia nemenka dozė ir lietuvybės. Išvykęs į Krokuvą 1896–23 joje gyveno ir pasižymėjo nemenkais darbais. Sukūrė tenai lietuvių draugiją Rūtą, išleido almanachą Gabiją, pagrindė Baranauskui Antanui skirtą, parašė įdomią knygą Erškėčių vainikas apie lietuvių atgimimą ir santykius su lenkais. Jis keletą knygų yra parašęs tą temą. 24–32 metais gyveno Kaune, ten dirbo, o 32–43 Varšuvoje, 44 Krokuvoje, kur dideliam varge mirė. Grįžęs į Lietuvą 1924 metais įsijungė jos kultūrinį, net ir mokslinį gyvenimą, tol, kol galop susipykęs su darbdaviu, tai reiškia Lietuvos universitetu, o nuo 30 metų VDU, tame ir dėl pensijos 32 metais vėl išvyko į Lenkiją. Jam buvo išrūpinta, Tumas Vaižgantas padėjo pensiją, jis iš tikro Lietuvoje neilgai dirbo, jam išrūpino privačiais kanalais ir pas prezidentą Smetoną 400 litų pensijos. Tai buvo visai nemažai, bet jis tikėjosi 1000 arba 800, dėl to užpykęs trankė durimi. Jis ten beveik su visais susipyko dėl savo, aišku, tokios ekspresinio būdo.
Lenkijoje jis keletą metų Jogailaičių universitete buvo lietuvių kalbos lektorius, o Kaune buvo lenkų kalbos ir literatūros dėstytojas. Palaidotas Krokuvoje. Jo biografija pačia juodžiausia dėmė tai 19 metų vasarą, rugpjūtį, leidosi Leono Vasilevskio įtraukiamas. Leonas Vasilevskis buvo Pilsudskio dešinioji ranka ir jis vykdė su savais pinigais ir agentais vyriausybės perversmą, vadinamą POV, 19 metų rugpjūčio mėnesį Kaune. Ir jis po pat to perversmo sutiko, žinoma, įtrauktas kaip naivus emocinis žmogus, neįsivaizdavo, jis buvo paveiktas Lenkų informacijos, kad Lietuvos valdžia persekioja Lenkus, žodžiu, nemoka valdyti, netinkami valdžiai, kad reikia suorganizuoti dar paskutinį mėginimą, galbūt pavyks susitart, galbūt pavyks sukurti federaciją su Lenkija. Ir jam atrodė, kad tai yra geras, naudingas kelias. Tuomet jam taip atrodė. Bet kai jis atvyko į Kauną, susitiko su prezidentu Smetona, su ministru pirmininku Šležavičium, jie jam paaiškino, ką jie darė Lenkų atžvilgių, kad jiems net siūlė aukštas pareigas, bet Lenkai, Lietuvos Lenkai kategoriškai atsisakė, tikėdamisi, kad ta teritorija bus prijungta prie Lenkijos. Bet už tą misiją jam buvo ypatingai Mykolo Biržiškos priklijuota klišė išdaviko. Iš tikrųjų jis išdavikas nebuvo, tiesiog pasimetęs savo emocijose ir įtakose. Taigi pilno pasitikėjimo Juozapas neužgyveno nei Lietuvoje, nei Lenkijoje, bet labai stengėsi, ne iki galo suprasdamas, kad jis yra tik žaidimo objektas, o jam atrodė, kad jis su visai žaidžia. Apart nevienareikšmių vertinimų susilaukė tačiau ir pozityvių. Jo artimas bendradarbis iš kabutėse tremties į Krokuvą laikų 906–8 Mykolas Romeris gan aukštai vertino Herbačiauską kaip įdomų žmogų, gyvos dvasios, tačiau kupina paradoksų, gilių įžvalgų ir nenuspėjamumų. Judviejų dvasinis artumas pasireiškė noru sumažinti Lietuvos ir Lenkijos, lietuvių ir Lenkų priešiškumą, ypač išryškėjusi po Seinų ir Vilniaus užgrobimo. Herbačiauskas Romeriui buvo suteikęs dvasinio ir medžiaginio peno, Aušrinės Gadynės spaudą jam pateikė, mokė lietuvių kalbos ir tas leido Romeriui parašyti gan įdomią knygą, išverstą į lietuvių kalbą, Litva studium odrodzeniu narodu Litevskego 909 metais, 1000 aišku. Labai objektyvi, labai gerai pagal lietuviškus šaltinius pristatytas lietuvių tautinis atgimimas, jo sunkumai ir pasiekimai. Herbačiausko mistikos proveržiai, megalomanija, emociniai lūžai darė į tokį nepastovų ir neprognozuojamą, kad jo bičiuliams ar bendradarbiams teko ištverti ne vieną išbandymą. Vis dėlto Mykolaitis Putinas, Juozas Keliuotis, o tam tikrų metų ir Balys Sruoga aukštai vertino jo intelektą. Herbačiauskas atvykęs į Lietuvą buvo įsitikinęs tuo, kad čia atliks didelį vaidmenį. Anot Mykolo Romerio, Juozapas jautėsi lyg pranašas, galintis taikyti smerkiančius nuosprendžius. Tikėjo savo žodžių maginę jėgą. Tuomet jis buvo radikaliai nusiteikęs prieš Lenkiją ir Lenkus dėl lietuvių persekiojimo Vilnijoje. Iš Lietuvos vyriausybės reikalavo net imtis keršto politikos prieš savo piliečius Lenkus. Bet 1926 metais
Herbačiauskas jau reiškėsi kaip karštas ir įsitikinęs polonofilas, net visam laikui ketinantis palikti Lietuvą. Emocišką kritiką prieš Lietuvos vyriausybę ir net savo bendradarbius įžeidęs Herbačiauskas vis kartodavo: Lietuvoje nėra man vietos, vyksiu į prisiimtą tėvynę. Pagaliau 1927 metais pasitaikė jam proga išvykti į Vilnių ir Krokuvą. Ten vyko Slovackio palaikų perkelimo į Vavelį renginys. Į iškilmes Herbačiauskas išvyko kaip privatus asmuo. Vis dėlto tikėjosi atlikti ir geros misijos vaidmenį. Kiek kandžiai tą jo sumanymą vertino Riomeris. Cituoju: tokiam kaprizingam žmogui kaip jis nėra paprasta įtikti. Jeigu jo tenai nepriims kaip pranašo skelbiančio apreiškimą, tai tučtuojau jis nuo Lenkijos nusisuks. Pagaliau mažmožis gali jį atbaidyti. Ir štai jau girdime, kad Herbačiauskas priešingai negu buvo tikėtasi, veik plūsti į Lietuvą ir teikti mielas Lenkams sensacijas apie Kauno Lietuvą, čia viskas kabutėse, pradėjo įprastu jam būdu ir prozelitiškumu Lenkiją ir Lenkus moralizuoti. Taigi kritikavo jis Vilniaus užgrobimą ir ragino daryti Lietuvai nuolaidas, likviduoti Vilniaus klausimą, patenkinti abiejų pusių interesus. Net jis pats neįsivaizdavo, kaip tai padaryti, atrodo šūkiais gera valia. Lietuvos vyriausybei tokia Herbačiausko akcija Lenkijoje patiko. Maža to, Herbačiausko demaršus reagavo net Vokietijos spauda, sekanti ar kartais neprasidės nepageidaujamas vokiečiams Lietuvos ir Lenkijos suartėjimas, bei jo veiksmus komentavo kaip sėkmingą politinę misiją, kuri paruoštų Lenkų ir Lietuvių susitarimo pagrindus. Tokiais pagrindais Vokietija darydavo nuolaidų, minkštino savo poziciją Klaipėdos krašte. Atrodo, ir Lenkijos viešoji opinija buvo linkusi Herbačiausko atvykimą traktuoti kaip tam tikrą lietuvių norą susitaikyti. Herbačiauskas, nors ir pasisakydavo, kad kalba tik savo vardu, grįžęs į Lietuvą savo apsilankymą vertino kaip kažkokį svarbų žingsnį, sukuriantį puikias perspektyvas išspręsti visas problemas trukdančias Lietuvai ir Lenkijai susitaikyti, prijungti Vilnių prie didžiosios Lietuvos. Ir čia jau negailėjo kritikos Lietuvos vyriausybei, kad ši neva trukdo susitarimo perspektyvai. Nors Lenkijos galingieji, kaip užrašė Riomeris savo dienoraštyje, rodė Herbačiauskui palankumą, nenorėdami jo įžeisti, tačiau vengė su juo tiesioginio kontakto. Nei maršalas Pilsudskis, nei užsienio reikalų ministras Augustas Zaleskis jo nepriėmė. Herbačiauskas, pasitikintis savo sėkme, dar kartą 28 metais Liepą 3 savaitės praleido Lenkijoje. Šį kartą įsitikino, kad vis dėlto Lenkams nerūpi lietuvių interesai, nesimatė jų noro leistis į kompromisus Vilniaus reikalų. Buvo laukiama vien lietuvių nuolankumo. Temperamentinga Herbačiauska tai žaidė pirmiausiai dėl jo asmens ignoravimo ir šį kartą jo emocijos išsiliejo atviralaiškyje Lenkų meno ir kultūros elitui. Šį įdomų epochos dokumentą pristatome palyginimui su šiuolaikinės Lietuvos inteligentų bei valdžios atstovų veiksmams,
siekiant įgyti Lenkijos valdančiųjų sluoksnių palankumą. Tai čia pasvarstymui, kiek mes esam panašus, o kiek skirtingi nuo Herbačiausko. Atviras laiškas nepriklausomos Lenkijos menininkams ir poetams. Jau čia citata iš laiško. Norėčiau vadinti jūs broliais, bet šis garbingas žodis brolis melagingai ištartas, suvystų, sudžiūtų kaip rudeninis lapas, kol pasiektų jūsų ausis. Linkusias dėja ne į tylius paslaptingus šnabždesius, širdies šnabždėjimą, o į kasdienę apkalbų pilno gyvenimo šneką, visokius politinius skandalus, moralinį palaidumą. Bičiuliai, riteriškai išdrįskime sakyti tikrą tiesą. Nustokime vadinti brolybės komediją, atsisakykime visų rūšių susitaikymo flirto. Jei širdyje jaučiame pyktį ar pagiežą vieni kitiems, jei slapčia galandama literatūrinius peilius, jei nemokėdami būti laisvais plūksnos riteriais, esame tik savo tikslais, ketinimais dažnai nusikalstamos politikos įrankiai, jei neapmokami tarnai. Čia iš jo praktikos jis buvo į Kauną vyko juk apmokamas Vasilevskio. Taip sakydamas, išreiškiu savo gėdos jausmą, gėdėjusi už jau nepriklausomą tautų literatūros ir meno dvasią. Kadaise priklausomose, bet dabar jau nepriklausomose valstybėse, tautose nepriklausomi yra apgavikai, spekuliantai, samdiniai, provokatoriai, užsimantis politiniu palaidumu. Tik meno ir literatūros dvasia, kūrybos dvasia valstybėse, tautose yra priklausoma, ciniškai pakinkyta. Tai ir yra baisi priežastis, kodėl nepriklausomos Lenkijos ir nepriklausomos Lietuvos poetai, menininkai, rašytojai, net trokšdami nemoka, negali vieni su kitais ne tik susikalbėti, o ir kalbėtis. Bijo būti laisvi, bijo būti sąžiningi ir teisingi, bijo būti riteriški, prievartaudami savyje žmogiškus jausmus, prievartaudami savyje istorijos gėdą, prievartaudami menininko sąžinę, prisitaikydami prie laukinio tono, nusikvailina iki žemiausio lygio ir praranda autoritetą. Čia jis diplomatiškai gera į vieną ir į kitą pusę, atseit čia tokia jo diplomatinė įžanga. Ir vis dėlto ta išsiilgta tautų brolybė, tas išsvajotas lietuvių ir lenkų susitaikymas bus meno kūrinys, gyvas paminklas, o tikrai laisvomis troškančių būti tautų, ne politikų ir diplomatų, o poetų, menininkų ir rašytojų. Bičiuliai, politikai vieni kitiems bjaurais padarė savo tėvynės. Pamazgų kubilę maudo politinės nepriklausomybės naujagimus vaikus. Lenkijos ir Lietuvos menininkai tyli, bailiai tyli. Dūsta šioje pykčio neapykantos atmosferoje, alpsta iš pasibjaurėjimo, bet vis tik tyli, vis tik neprotestuoja vardan principo, kad net kova privalo būti menas. Nu, čia jo tokie, sakyčiau, daugiau nerealistiniai, neva diplomatiniai, bet iš tikro nelabai teisingi pasamprotavimai. Jis Lietuvą lygina su Lenkija, jos nepriklausomybė sunkiai iškovota. Nu, žodžiu, čia visas Herbačiauskas. Pasakysiu trumpai, nekvaršinsiu jums galvos tuščiažodžiavimais. Pažįstate mane ir aš pažįstu jūs. Krokuvoje gyvenau 23 metus. Didvyriškos šventos Lenkų tautos tradicijos paslaptį žinau nemenkiau nei jūs. Lygiai nuoširdžiai kaip ir jūs myliu šventumą jūsų tautos dvasios, visus Europos rytų apšvietusius laisvės idėją. Nu, čia toks didelis nusilenkimas.
Su jumis didvyriškumo idėjos tęsėjais buvau ir esu ir visada būsiu. Deklaracija kaip visuomet Garbačiausko. Bet jūsų mintis apie nepriklausomą Lietuvą čia jau jo laiško esmė. Tai pats skaudžiausias nesusipratimas. Tai kažkokia piktybinė nesveikos vaizduotės liga. Jūs jau nesuprantate Lietuvos ir jos suprasti net nenorite. Bičiuliai, 2 kart buvau su jumis, tarp jūsų, 27 ir 28. Veltui ieškojau gijos siejančios mane lietuvį su jumis supratimo gijos. Nejaučiau iš jūsų pusės nuoširdaus noro pažinti Lietuvą ir užmegzti su ją kultūringus santykius. Buvote mano atžvilgiu saikingai mandagus, atsargus, dažnai išdidūs. Jūs nedomino dvasinis kultūrinis Lietuvos darbas. Ironiška šypsena gesinote net mano norą jūs informuoti apie šiuolaikinės Lietuvos įvykius. Leidote man suprasti, kad gaila laiko domėtis menkos vertės, kabutėse Kauno Lietuvos kultūra, filtravote su manimi. Santykyje su manimi buvote daugiau politikai nei menininkai. Naiviai vylėtės, kad atvažiavau pas jūs su žinia, kad Lietuva kapituliuoja prieš Lenkiją. Šiai iliuzijai išsklaidžius, neįtin mandagiais šalinėtės nuo manęs. Vis tik priverstas būti diplomatu, norėjau vykdyti diplomatiją geriau nei jūs. Apgavome vieni kitus. Apjuokinome kultūrinio Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo idėją. Tarp manęs ir jūsų buvo kažkoks negeras šešėlis, tarsi Bronkeno šmėkla, tai toks vokiečių kūrinys. Greitai atsirasdavo tvanki atmosfera, kaip pakoruoklio kambaryje. Supratau, kad betarpiškas, švarus, sąžiningas ir žmogiškas apsikeitimas mintimis, taip tarp manęs ir jūsų yra neįmanomas. Varžė jūs kažkoks gėdos jausmas, o ypač jausmas, kad mus skiria skriauda. Nedrįsome vieni kitiems tiesiai atvirai žiūrėti į akis. Gerai vaidinome draugystės komediją, kad prastumtume laiką, kad apgautume sąžinę. Dalykas, kurį bandėme nutylėti, plėšose išsakomas ir tai mus kamavo labiausiai. Dvasios kilnumu nuostabios jūsų literatūros ir meno didvyriai, kankiniai, jūsų romantikai, mesianistai, jūsų neoromantikai, nepriklausomybės kovotojai pažadėjo Lietuvai, prisiekinėjo mums iškilmingai skaitlinguose poezijos, mokslo ir meno kūriniuose, kad prisikėlusi Lenkija valdysis teisingumo dvasia. Tikėjome, pasitikėjome jūsų tėvams, net neįtardami, kad jūs, jų sūnus, jų anūkai, turėsite akiplėšiškos drąsos padaryti skriaudą mūsų nepriklausomybės dvasiai. Kokią skriaudą? Mes nesistebime, mes nesibjauriname, kad jūs pasiutusiai mylite Vilnių. Žinome istoriją taip pat gerai kaip ir jūs, bet stebimės, bjaurimės, kad jūs mūsų pretenzijos į Vilnių, kuris yra bent jau bendra mūsų ir jūsų nuosavybė, bendras nuopelnas bendro istorinio darbo, vadinate beprotiškumu, maniakiškumu, kad mūsų lygiai šventą, kaip ir jūsų meilę Vilniui, begėdiškai žeminate, pajuokite, bjaurojate. Jūsų išties laukinis godumas Vilniuje mus gazdina, atbaido nuo jūsų. Net nuopelnų bendrystės nenorite pripažinti Vilniuje lietuviui. Lietuvos sūnus aktyviai dalyvavo 830–63 metų revoliucijose, kovojo maršalo Pilsudskio legionuose,
už bendrą laisvę. Ir štai šiandien jūs drįstate mums į veidą išrešti. Lauk iš Vilniaus. Vilnius tik mūsų. Tokia skriauda, kurią mums padarėte, pažemindami mūsų tautinį pasididžiavimą. Negera valia sutartimi, o prievarta bandote išspręsti Vilniaus klausimą. Ir tai mus siutina, tai gundo mums imtis keršto. Kaip jūs to dar nesuprantate? Nepykite, bet jūsų manija būti imperija jūs apakino. Norite būti imperatoriai, bet šio noro nemokate realizuoti. Kaip vaikai stebitės, kodėl Lietuva nesidžiaugia, kad Lenkija nori būti imperija. Pagal jūsų fantaziją Lietuva turėtų daugiau rūpintis Lenkijos galybę nei savo pačios. Jūs pykdo tai, kad Lietuva savo teritoriją nenori pasidalinti, padidinti Lenkijos teritorijos. Jūs juokina, kaip maniakiška, pati nepriklausomos Lietuvos idėja. Įsižiūrėję į save pačius, tik save pačius jau suprantate ir norite suprasti ir nenorite žinoti, kas aplink jūs vyksta. Dažnai mums į veidą rėžiate, kad nesame verti turėti Vilnių, kad neturime žmonių šiuolaikinės kultūros aukštumose. Meluojate. Gerai žinote, kad Lietuva yra didžių charakterių, didžių vyrų lopšys. Jūs patys nutarate, kad tik lietuviai pasižymi valdymo genijumi ir valdžios autoritetu. Gi jūsų tėvynę valdo Lietuvos sūnus, besididžiuojantis, kad yra lietuvis. O jūs didžiuojatės, kad lietuvis jūs valdo. Ir vis tik teigiate mums, kad mes Vilniuje valdyti nesugebėsime. Patikėkite manimi, grįž pas mus į Lietuvą visi Lietuvos sūnus, iš Varšuvos, Krokuvos, Poznanės. Jūs patys juos išvysite. Lietuvos užsispyrimas Lenkijos atžvilgiu turi mistinę prasmę. Tai vienintelė Europos istorija, įspūdinga savo drąsa, išraiška protesto prieš skriaudą padarytą tautos dvasiai. Šio užsispyrimo nepalauš nei Zaglobos ironija, nei Volodijovskio įžūlumas, nei godi jūsų tautinio egoizmo evangelija. Ta užsispyrimą šiandien laimina ir Mickevičius, ir Krasinskis, ir Slovackis, ir Norvydas. Nes šiuo Lietuvos užsispyrimu yra didvyriškai reikalaujama iš nepriklausomos Lenkijos to teisingumo, kurį jos kovotojai ir didvyriai kadaise Lietuvai iškilmingai žadėjo. Bičiuliai, jei norite atsakyti į šį galingą Lietuvos užsispyrimą geros valios ir teisingumo aktu, tylėkite ir net nebandykite stengtis pelnyti lietuvių tautos draugystės. Nes geresnė yra garbinga dvikova iki mirties, nei niekšiška taika. Tariau. Juozapas Albinas Garbačiauskas, Kaunas, 1928 metai rugsėjais. Tai štai, matote akcentus labai skirtingus, labai nevienalyčius, tokius blyksnius tautiškumo, iš kitos pusės nepastovumą. Kai 1932 metais Garbačiauskas paliko Kauną, užpykęs ant kabutėse Lietuvos, tai iš karto jį užsienio reikalų ministras Jozefas Bekas, kuris Lietuvai paskelbė ultimatumą, priėmė jį į savo ministeriją referentu. Jis ten ne ką nuveikė, buvo jau pritildytas, kaip referentas rinko medžiagą apie spaudą Lietuvos ir panašiai. Atėjus vokiečių okupacijai gyveno varge iki 1943 metų Varšuvoje, paskui buvo vokiečių iškeltas į Krokuvą, kur labai vargingomis aplinkybėmis pusbadžiu mirė. Turi kuklę kapavietę, kažkur čia nuotrauka yra, prie jos
sukūrimo prisidėjo abu prezidentai, 3 firmos. Tai matot, pinigų daug išleista, kapas nedaro didelio įspūdžio. Nu, tai toks likimas yra žmonių, kurie bando ką nors gero padaryti, bet patys nesigaudo, ką iš tikro reikia padaryti, kuo būti. Tai čia yra toks Herbačiauskas, tai man yra perspėjimas ir pavyzdys nesusiformavusio žmogaus, turinti jau nemažą intelektą, sugebanti kai kuriuos reiškinius labai gerai vertinti, bet lyg apie juos pamiršta, emocijos, tas jo spiritizmas paveikia taip, kad staigiai iš draugo tampa priešas. Bet čia tokiam išdidume ir tokiam blaškymasi yra, aš sakyčiau, šaknys ir mūsų toj didžioj istoriniai praeity, kuri mus neša, lyg duoda jėgos, bet neleidžia tinkamai pasvert dabarties, savo potencialo, galimybių ir realaus konsekventiško veikimo. Ačiū už dėmesį.